Mano vardas Aurimas, esam prie mano namų statytas 8-9 metai atgal. Iš pat pradžių buvo priimtas medinis fasadas, maišytas su apdailinė plyta. Priimtas buvo dėl to, kad man gražu medis, bet net nepraėjus 5 metams, gal sakyčiau 4, jos buvo nusidėvėjusios. Ne, tai medienos pagrindinis minusas jos eksploatacija ir priežiūra. Kokiais tu nori dažais bedažyk, kokiais tu nori priemonėm bedaryk, jie vis tiek atsilupa ir būna susaižę ir suskilinėja. Namo fasadas keičiamas, jeigu pastatas yra senesnės statybos, pats fasadas yra pakankamai jau nebe prekinės išvaizdos, sakykime, nebetlieka tos apsauginės funkcijos nuo viso padarinių mūsų klimato. Pagrindinis dalykas, kada reikia jau sunerimti, kai pralaidus šilumai namas atsiranda. Jo fasadui reikalinga renovacija, apšiltinant ir tinkuojant arba darant ventiliuojamą fasadą. Renovuojant individualaus namo fasadą, tai reikia 3 dalykų. Tai yra 3 suinteresuotų pusių, kurios labai norėtų, kad būtų geras rezultatas. Pirma, tai užsakovas, antra, rangovas statybininkas ir trečia, projektuotojas. Jeigu einam dantų taisyti pas stomatologą, tai projektą tikrai eikit, būkit mėly ir projektuokit pas architektus profesionalus. Plius dar pabrėšiu tai, kad projektuotojai tikrai sutaupo pinigų visam procese. Fasado renovacijai pasirinkus, jeigu vėdinama fasada, tai reikalinga karkaso sistema, vis ir varžteliai, kampai ir taip toliau, ant kurio bus kabinamos apdailinės, sakykime, lentos. Reikalinga šiltinamoji medžiaga, reikalingi skardinimo bus darbai, lietaus nuvedimo sistemos keitimas, pakalimo darbai. Reikėtų įvertinti, kuo šiltinsite patį fasadą. Vatą apsaugoma nuo kritulių plėvelė, tai kai kas deda difuzinės plėvelės, kiti deda priešvėjinės. Be abejo, reikalingas oro tarpas montuojant. Ieškojau sprendimo, kad nereiktų kas 5 metus sustatyti pastolių ir dažyti savo fasadą. Buvo pasirinktas cedralas, dėl to, kad teko pravažiuoti daug pastatų, kurie jau stovėjo po 5-6 metus po apdailos uždėjimo. Jie atrodė praktiškai identiškai taip pat kaip naujas. Mane tenkina tas vaizdas dėl to, kad jisai cedralo lentelės imituoja medžio raštą. Jei fasadas yra dažomas, atitinkamai investicijos daromos kas 5, 7 ar 10 metų. Cedral dailylentėms yra suteikiama 30 metų garantija. Estetiniai pusiai, tai yra spalvai, suteikiama 10 metų garantija. Be to, tai yra nedegi medžiaga, kuri apsaugo jūsų būstą nuo ugnies. Cedralis yra tas, kaip nekeista, retas atvejis, kai kainos ir kokybės santykis yra labai geras vartotojai. Fibercementinė medžiaga mūsų klimatui labai tinkanti. Lentelę galima dėti tiek horizontaliai, vertikaliai, strižai kaip tik tai nori. Dėti ant fasado, kalti pastogėje, net ir tvorą gali daryti iš jos. Ir tam nereikia ypatingų žinių. Cedral dailylenčių montavimas nėra labai sudėtingas. Jų yra 2 tipai, tai yra klasikinis paprastas, kur dailylentės užeina ant kitos dailylentės apie 1 centimetrą. Kitos yra cedral klik. Paprasčiausiai susineria kaip visiems gerai žinomas laminatas. Vienintelis galbūt, kas yra reikalinga, tai yra labai didelis tikslumas. Ten klaidos, taip, kiekvieni keli milimetrai labai skaudžiai muša per kišenę. Pagrindinis reikalavimas yra apatiniam, tai yra pradžios profilis, kurį reikėtų idealiai tiesiai susimontuoti, kadangi jei būtų kažkoks nedidelis nuokrypis, visas fasadas, visos lentos, jos pradės eiti šiek tiek įstrižai. Labai pasiteisino, kadangi dabar praėjo jau 4-5 metai šitam fasadui ir jisai visiškai nepakitęs. Jo vaizdas taip kaip uždėtas vakar.